Vilniuje į avariją pateko socialinių tinklų dugno įžymybė Laurynas Burovas, labiau žinomas kaip Maybachas. Jis tikina, kad avariją sukėlė iš šalutinio kelio išvažiavusi moteris. Per avariją apgadinti 3 automobiliai. Supyso man dieną, šitą tetą supyso man dieną, bet kaip sakant, toks gyvenimas. Kalvarijų gatvėje netoli sankryžos su Žalgirio gatve stovi apdaužyti 2 automobiliai. Vienas jų Nissanas po smūgio apsuktas. Susidūrė net 3 automobiliai, vienas jų labiausiai trukdęs eismo autobusiukas jau patrauktas. Prie BMW vairo sėdi socialiniuose tinkluose pagarsėjęs veikėjas, labiau žinomas vardu Maybachas arba Maybachėlis. Mergina iš šalutinio įlindo į pagrindinį ir aš jį atsitrenkiau. Bet nieks nenukentėjo? Ne, tik teisėjos automobilis ir mano šiek tiek. Supratau. Pildom deklaracijas, palinkėkit sėkmės. Jaunas instagrameris ir tiktokeris išgarsėjo šokiruojančiomis transliacijomis, per kurias uostė skalbimo miltelius ragavo išmatas. Beveik prieš 2 metus Maybachas buvo sulaikytas Nyderlanduose. Ten sudegė jo BMW, o pats savininkas buvo uždarytas į psichiatrijos kliniką. Kiti vairuotojai veikiausia dėl to, kad nenori būti siejami su skandalistu, ką nors pasakoti apie tai, kaip įvyko avarija, nepanoro. Apie avariją pasakojo tik pats Maybachėlis. Jinai va išvažinėjo, va tai va, aš ją atsitrenkiau ir paskui mano automobilis... Mano eiteris geresnis. Patylė grybas. Šalia avarijos vietos būriuojasi vaikai, jie irgi filmuoja garsenybę ir vis bando įsiterpti. Nemaža dalis jo auditorijos būtent vaikai. Beje, Burovas jau baustas Lietuvoje už nepilnamečiams netinkamo turinio platinimą. Jinai sako, aš galvau, kad spėsiu, tipo, įsukt, ir aš žiūriu, kad jinai važiuoja, tipo, aš galvau, kad jinai mane praleis ir toliau važiuos. Jinai žiūri, man buvo tai, skirsta kelią. Negalima tai, negalima. Žiūrėkit visada, stebėkit, neskubėkit, būkite visada įsitikinę kelyje, negalima taip, kad, tipo, oi, gal spėsiu, gal nespėsiu, negalima taip. Maybacho BMW po smūgio dar kliudė autobusiuką. Nissaną vairavo vyresnio amžiaus moteris. Ką čia, padažysim? O tai reiškia BMW prieš japonišką mašiną. Užsipildėm, atvažiavo pas ją dukra, nes jinai ir be akinių, ir senyvo amžiaus, jinai čia visą drebėjo. Tai ačiū Dievui, kad atvažiavo jos dukra, viskas greit baigsis. Policija iš įvykį nebuvo kviečiama. Užpildę deklaracijas vairuotojai išvažiavo.